Kągi artėja į pabaigą didžioji pertrauka rungtynėse tarp Didžiosios Britanijos ir Lietuvos rinktinių čia Hjustono universiteto arenoje. Kol kas Lietuvos komanda atsilieka 7 taškais, 37-44 po 2 kėlinių. Pralaimėta kova dėl atšokusių kamuolių, 11 klaidų prieš 5 prarastus kamuolius, kuriuos pametė varžovai ir keletas epizodų iš pirmosios rungtynių dalies. Na taip, čia graži, čia tiksli ataka, pasibaigusi dėjimu į varžovų krepšį, kaip ir štai šis puolimas, bet visą tai mes matėme per pirmąjį kėlinį. Po to tarsi užstrigo Lietuvos komanda, po to sėkmingos, gana rezultatyvios atkarpos ir iniciatyvą perėmė Didžiosios Britanijos krepšininkai. Vienu metu turėjo net 13 taškų pranašumą. Štai pagrindinė komandinė statistika jūsų ekranuose. Kol kas rezultatyviausiai mūsų ekipoje po pirmųjų 2 kėlinių žaidžia Martynas Pocius, pelnė 7 taškus, pataikęs 4 baudas iš 4. Ir po 6 yra įmetę Linas Kleiza bei Mantas Kalnietis. Tiesa, Linas Kleiza tęs rungtynės, turėdamas 4 asmeninės pražangas. Vadinasi, jau turės būti labai atsargus. Varžovų gretose Neitas Renkingas surinko 12 taškų, pataikė 5 metimus iš 11 ir, kaip jau minėjau, varžovai labai sėkmingai kovojo dėl atšokusių kamuolių. Štai pavyzdžiui, Andris Sullivanas nusiėmė 6 kamuolius, 4 iš jų po Lietuvos rinktinės krepšiu. Ir ta statistika grūmentis varžovų baudos aikštelėje yra tragiškai prasta lietuviams, ne tik dėl to, kad jie patys atkovojo tik tai 3, bet visų pirma dėl to, kad leido varžovams nusiimti 11, o tai reiškia 11 papildomų atakų ir nieko nuostabaus, kad iš viso per pirmosius 2 kėlinius varžovai metė dvigubai daugiau metimų negu lietuviai. 19-7 iš viso toks yra pataikymo rodiklis Lietuvos komandoje, 38 metimai ir 13 taiklių atliko Didžioji Britanija. Ir paskutiniai lietuvių metimai. Didžiosios Britanijos krepšininkai jau susibūrė aplink savo vyriausiai trenerį Chrisą Finchą. Lieka minutė iki antrosios rungtynių dalies pradžios. Varžovų gretose daugiau negu pusę taškų pelnė 2 krepšininkai. 12 įmetė Neitas Renkingas ir 9 Kailas Johnsonas. Būtent šių gynėjų šiandien kol kas nesugaudo lietuvių gynybą. Vieno ūgis 1,88 m, kito 1,93 m. Na, aišku, prie tų surinktų taškų daug prisidėjo ir puolime kamuolius rinkėsi Didžiosios Britanijos aukštaūgiai, po to tiesiog numetinėdami juos šiandien labai taikliai šaudantiems savo komandos gynėjams. Kailas Johnsonas pataikė 4 metimus iš 6, taip pat neklydo mesdamas baudos metimus. Na, bent jau baudų metimų lietuviai metė daugiau. Tai, sakykime, yra ženklas rodantis, jog vertė prasiženginėti priešininkus šiose rungtynėse. Bent jau pirmoje jų dalyje Lietuvos komanda, tačiau tikėtis, jog kažkas, sakykime, dėl to didelio pražangų skaičiaus gali pasikeisti iš esmės nelabai reikėtų, kadangi šiandien tiek Chrisas Finchas, tiek ir jo oponentas Kęstutis Kemzūra registravo po 14 krepšininkų, taip praplėsdami savo galimybės rotuoti sudėtimi ir užkaišyti skylės, kurios gali atsirasti, jeigu kažkuris krepšininkas prisirinks per daug pražangų. Lietuvos komanda pradeda kėlinį beveik, sakykime, taip, eilinė klaida. Išsigelbsti lietuviai tik tai todėl, kad Joelas Freelandas, perimdamas kamuolį, nebepagauna jo ir išlėkė už aikštės ribų, bandydamas ištraukti ir grąžinti į komandos draugam. Mantas Kalnietis. Deividas Dulkys. Iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas. Neitas Renkingas buvo užpultas nepasiruošęs. 40-44 po taiklaus mūsų gynėjo metimo. Skirtumas mažėja iki 4 taškų. Norėtųsi šiame kėlinyje matyti tokį žaidimą, kurį lietuviai demonstravo per pirmasis 5 šių rungtynių minutės. Andrius Sullivanas prieš Martyną Pocių. Sullivanas
Išmuštas kamuolys jam iš rankų, lieka 5 sekundės Didžiosios Britanijos atakai. Atkovoja kamuolį Robertas Jeftokas, į priekį pereina jo varžovo aikštės pusę Mantas Kalnietis, bet Didžioji Britanija visų 5 sėkmingai grįžta prie savojo krepšio. Martynas Pocius, 3 taškai per Andrių Sullivaną, 2 tolimi šūviai, 2 tritaškės bombos šio kėlinio pradžioje ir dabar jau rezultatas keičiasi. Pocius blokuoja varžovo ataką, dengdamas Popsą Mensah Bonsu. Michaelas Lensley, Andrius Sullivanas palei galinę liniją. Labai daug erdvės čia nėra, tačiau jos ir neprireikia šiam krašto puolėjui. 2,3 cm ūgio Andrius Sullivanas pelno pirmosius taškus savo komandai. Tačiau lietuviai jau kvėpuoja Britams į nugarą, 43-46. Pražanga Neitui Renkingui. Pirmoji komandinė. Trečioji asmeninė. Rezultatyviausiam priešininkų žaidėjai. Deividas Dulkys. Mantas Kalnietis, 7 sekundės. Kalnietis, perdavimas Deividui Dulkiui, šis iš toli. Spjaunamas kamuolys iš lanko. Pražanga Robertui Jeftokui, 2 baudos metimai. Ir vėl šansas šiek tiek atsitiesti varžovams. Mensah Bonsu prie baudų metimo linijos. Taškai. Pirmosius 2 kėlinius. Ir netaiklus baudos metimas ir pirmajame nepasižymėjo labai jau gerų pataikymų štai šios pozicijos Didžiosios Britanijos komandos krepšininkas. Dabar jau 4 iš 8, tai yra tik tai kas antras baudos metimas. Ir antrasis skrieja pro šalį ir lietuviai susirenka šį kartą kamuolį savo baudos aikštelėje. Taigi skirtumas ir rezultatas nesikeičia, -3 ir kamuolys dabar jau Lietuvos komandos rankose. Paulius Jankūnas. Vėl išlenda kamuolį, gauna Deividas Dulkys, Martynas Pocius iš 3 taškų zonos. Dar vienas taiklus metimas, 46-46. Atsiranda judėjimas, atsiranda tikslus perdavimai ir iškart atsiranda ir geresnis, rezultatyvesnis žaidimas antroje rungtynių dalyje. O dabar jau puldamas krepšį prasižengia Popsas Mensah Bonsu. Čia jau komplimentai ir pagirimieji žodžiai Pauliui Jankūnui. Iš pat pradžių taip įvėlė varžovą į grumtynės, pabandė jo kantrybę ir kai tik tai varžovo nervai neišlaikė, iškart tapo šios dvikovos nugalėtojų Paulius Jankūnas. Rezultatas lygus, 46-46 ir daug daugiau gerų pozityvių dalykų per pirmasias nepilnas 3 šio kėlinio minutės, negu turbūt galima būtų pasakyti per visą antrąjį kėlinį. Pamatėme dabar. Deividas Dulkys, Mantas Kalnietis, užtvara jam, Mantas Kalnietis, perdavimas Jeftokas. Nepavyksta įdėti į krepšį Robertui Jeftokui ir rungtynių arbitrai leidžia žaisti toliau. Dabar gera pražanga. Bet vis tik 2 baudos metimus skiria rungtynių arbitrai. Vėl bando su juo diskutuoti Kęstutis Kemzūra, bet taip, šiek tiek kitoks tam tikrų krepšinio niuansų traktavimas, kurį matome per visas šias 3 transliacijas, bet tai jau tikrai nėra siurprizas bent jau šios dienos rungtynėse nei mūsų komandos žaidėjams, nei treneriams. Jau mačus tokiamis sąlygomis čia Hjustono universiteto arenoje sužaidė Lietuvos komanda, o Popsas Mensah Bonsu ir toliau dalyja dovanas Lietuvos komandai, nepataikydamas jau 3-ojo baudos metimo iš eilės šiame kėlinyje ir tik tai dabar 1 tašku išveda į priekį savo komandą.
Mensa Bonsu 46-47. Maikas Lenzli. Trečioji komandinė pražanga į Britams ir trečioji asmeninė. Paulius Jankūnas. Vėl gauna kamuolį Paulius Jankūnas ir pavėluoja akimirką išmesti jį. Ir iš karto gauna stogą, o dabar bent jau staigus ir netikėtas presingas priverčia pamesti kamuolį jau į priekį pradėjusius lėkti Didžiosios Britanijos krepšininkus. Gerokai kokybiškesnį žaidimą lietuviai žaidžia po didžiosios pertraukos. Matėme priešingą istoriją rungtynėse su Rusijos komanda. Martynas Pocius dar įvėlė varžovus į grumtynės dėl kamuolio, bet ten, kur jis jį numušė, nebuvo ne vieno Lietuvos žaidėjo. Renkingas. Mensa Bonsu. Leftokas nuima kamuolį. Perdavimas Kalniečiui. Skuba į priekį. Mantas Kalnietis, Paulius Jankūnas. Perdavimas Dulkiui. Šis Pociui. Pocius iš toli. Dar vienas tritaškis. Martynas Pocius apipila varžovų gynybą tritaškiais metimais trečiajame kėlinyje. Ir po jo dabar eilinio tolimo metimo Lietuvos komanda išsiveržė į priekį. 49-47 ir minutės pertraukėlė, kurio sužaidus nepilnas 4 minutės. Krisas Finšas priverstas yra prašyti minutės pertraukėlės, kadangi trečiajame kėlinyje į aikštę iš Rūbinės grįžo jau kitokia komanda, bent jau kitoks penketas, tas, kurį mes matome žaidžiantį po didžiosios pertraukos. 12-3 laimi šį trečiąjį kėlinį kol kas lietuviai, jau nieko nebeliko iš varžovų turėto pranašumo, iniciatyva mūsiškių rankose ir +2 taškai. Jau po Pociaus paskutinio tritaškio priekyje Lietuvos komanda 49-47 vietoj Deivido Dulkio į aikštę grįžta Šarūnas Jasikevičius. Ir Lietuvos komandos spaudimas. 5 paskutinė leistina sekundė. Gauna kamuolį aikštėje buvęs Neitas Renkingas. Aktyviai gynyba, tuo labiau, kad kol kas tik tai 2 pražangas turi komandinės Lietuvos ekipa. Joelas Freelandas sužingsniuoja. Jonas Valančiūnas sėkmingai ginasi savo baudos aikštelėje. Mantas Kalnietis su kamuoliu. Ir netikslus perdavimas ir iš viršaus dėjimų lygina rezultatą Joelas Freelandas. Paulius Jankūnas, Mantas Kalnietis, palei galinę liniją. Numestas kamuolys Martynui Pociui ir pražanga Andriui Sullivanui. Tai bus trečioji jam, 4 komandinė. Jau neblogai, turint omeny, kad kėlinys dar neįpusėjo, o varžovai jau nebeturi galimybės nebaudžiami pažeidinėti taisyklių. Kailas Johnsonas gražinamas į aikštę Chriso Finšo gretose komandoje. Antras pagal rezultatyvumą žaidėjas per pirmosius 2 kėlinius. 14 sekundžių. Mūsiškių atakai, Šarūnas Jasikevičius, žingsnis į priekį link krepšio ir taiklus metimas. Jasikevičius išveda į priekį lietuvius vėl 2 taškais, 51-49. Bet ir antrose rungtynėse galima eilinį kartą įsitikinti, jog nėra jau tokia silpna, kaip kartais galima bandoma pavaizduoti Didžiosios Britanijos komandą ir kaip olimpiados šeimininkė jau turinti kelialapį į finalinį olimpiados krepšinio turnyrą ir sprendžiant iš to, ką matome čia Hjustone, turint omeny, kad šiandien vėlgi nėra aikštėje Chicago Bulls komandos puolėjo Luolo Dengo. Galima turbūt būtų prognozuoti, jog nebus labai jau lengvai suvalgomas priešininkas daugumai savo varžovų Didžiosios Britanijos rinktinė ir manau, kad nebe pagrindo
komandos treneriai ir žaidėjai taip pusė lūpų atsargiai užsimena, jog jie nesiruošia būti tik tai svetingais šeimininkais, jų tikslas yra minimum patekti į kitą etapą. Čia baudos metimas taiklus, bet minimalią persvarą išsaugo mūsiškiai. 51-50. Beveik 5 minutės sužaidus komandoms trečiajame kėlinyje. Nu, tikrasis lietuvių komandos pajėgumas ir tikrosios galimybės kol kas, manau, kad ir po šių rungtynių lieka dar šiokioje tokioje nežinioje. Matėme rungtynėse ir šiose ir prieš tai žaistose epizodų, kuomet parodė, jo gali žaisti gerai, gražiai ir kokybiškai Lietuvos komanda. Matėme ir tokių atkarpų, kurias reikės, arba bent jau būtinai reikėtų ištrinti iš žaidimo mūsiškiams. Priminsiu, tai yra paskutinės kontrolinės rungtynės. Rytoj lietuviai kartu su Rusijos rinktinė vienu lėktuvu iš Teksaso, iš Hjustono išskrenda į Venesuelą, į Karakasą ir Liepos 3 dieną mūsiškių laukia pirmosios olimpinio atrankos turnyro rungtynės. Jonas Valančiūnas. Antrasis baudos metimas taiklus, apsikeitę po vienu taikliu baudos metimu abiejų komandų. Abi komandos iš esmės nekeičia rezultato, tas pats minimalus lietuvių pranašumas. Ir pražanga turbūt kad Martynui Pociui. Ne, vis tik Jonui Valančiūnui fiksuojama asmeninė pražanga ir stos prie baudų metimo linijos Robertas Arčibaldas, tačiau jau po reklaminės minutės pertraukėlės. Robertas Arčibaldas prie baudų metimo linijos, kas antrą baudą iki šiol pataikęs Didžiosios Britanijos komandos aukštaūgis. 3 iš 6. Dabar jau 3 iš 7. Išlaiko tą tendenciją Robertas Arčibaldas. Viena bauda 2 mėginimais ir minimalus skirtumas. 52-51. Priekyje Lietuvos rinktinė. Šį kėlinį laiminti 8 taškais dabar. Ir dar viena klaida, perdavimas varžovų komandos vyriausiajam treneriui. Nors klaidų skaičių lietuviai trečiajame kėlinyje ženkliai apmažino. Priminsiu, 11 prarastų kamuolių per pirmosius 2 kėlinius, tik tai 2 netaiklus perdavimai. Antrasis štai ką tik dabar per jau pusę trečiojo kėlinio. Ir dar vienas tritaškis, Kailas Johnsonas. Pasėdėjo, ilgokai praleido, daug laiko ant suolo. Ir grįžta į aikštę, tapdamas po šio tritaškio rezultatyviausių krepšininkų. Martynas Pocius, gražus metimas, skrydis palei galinę liniją ir vėl rezultatas lygus, tačiau Kailas Johnsonas eilinį kartą baudžia Lietuvos komandos gynybą, taip ginantis sudėtinga yra tikėtis kažkokių ženklesnių pasiekimų ne tik, sakykime, šiose rungtynėse, kurios yra tik tai eilinis draugiškas jėgų išbandymas, bet ne už kalnų, vos už kelių dienų teks žaisti rungtynės, kurios ir nuspręs, ar Lietuvos rinktinę matysime 6 iš eilės olimpinėse žaidynėse. Jasikevičiaus tritaškis, vėl rezultatas lygus ir eilinį kartą Kailas Johnsonas smogė į paširdžius Lietuvos rinktiniai. 3 iš eilės šio krepšininko tolimi metimai, 2 iš jų identiškose situacijose, kuomet Britų ataka trunka vos kelias sekundės ir lietuvių komandos gynyba vėlgi eilinį kartą nesuspėja paskui varžovų manevrus. Šarūnas Jasikevičius mažina varžovų pranašumą iki minimumo. Joelas Freelandas nepataiko jis, nors šiaip tokius metimus dažniausiai sumeta šis krepšininkas. Jasikevičius iš toli, dar vienas taiklus metimas. Na, tas blankokas ir neigiamų koeficientų pažymėtas pasirodymas pirmoje rungtynių dalyje atrodo
užvedė ir privertė pagaliau susikaupti ir nusiteikti rimtai kovai šiandien Šarūną Jasikevičių, bent jau trečiajame kėlinyje. Jį matome visai kitokį. Rimantas Kaukėnas nepataiko iš po krepšio. 62-60, bet lietuviai vėl pirmauja. Ir apsigynė, nepavyksta apsiginti be pražangos, vėlgi daug emocijų, bet čia protestuoti ir purkštauti nėra ko. Reikia visų pirma išstumti Robertą Arčibaldą iš krepšio, neleisti jam gauti kamuolio po krepšiu. Tai, kad po to nepavyko be pražangos apsiginti, tai jau nieko stebėtino. Robertas Arčibaldas mes prie baudų metimo linijos. Na, paguoda gali būti tik tai, kad kol kas statistika leidžia tikėtis bent jau vieno pramesto baudos metimo. 4 kart po 2 metė šiandien Arčibaldas ir visus kartus būdavo taiklus tik tai 1 iš 2. Ir šį kartą bent jau mažiausiai bus išlaikyta ta tradicija, kadangi pirmasis metimas skrieja pro šalį. 62-60. Lietuviai priekyje 2 taškais. Tačiau ir šios dienos rungtynėse apnuoginamos yra pagrindinės ir rimčiausios bėdos. Tai yra vis dar toli gražu neįdėliai įveikianti mūsų komandos gynyba. 2 minutės 18 sekundžių lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Varžovų spaudimas. Net taip atsitraukė vėliau nuo ypatingai nesistengdami aštrinti situacijos Didžiosios Britanijos krepšininkai. Pražanga Robertui Arčibaldui ir 2 baudos metimai. Darius Songaila turi galimybę padidinti skirtumą. Šiandien pirmose 2 kėliniuose žaidęs tik 7 minutės, vos kartą atakavo varžovų krepšį. Nuo baudų metimo linijos šiandien dar nemetė Darius Songaila. Pirmasis taiklus. 63-61. Būtent tokiu rezultatu baigėsi lietuvių naudai iki štai šio antrojo baudos metimo pirmasis tarpusavio mačas. Antrosios rungtynės jau dabar aišku, kad bus gerokai rezultatyvesnės. Ta rezultatą abi komandos pasiekė ne per 40 kaip prieš savaitę, o per 28 minutės. Rankingas. Vėl netaiklus jo metimas, tačiau ir vėl ima kamuolį Didžiosios Britanijos krepšininkai ir tai dar ne problemų pabaiga. 14 numeris baudžiamas pražanga. Trinktelėjo į veidą jis jo metimą blokavusiam Jonui Valančiūnui ir tai vėlgi reiškia Jono Valančiūno 2 baudos metimus. Pirmasis metimas taiklus. Jonas Valančiūnas šiandien yra surinkęs 4 taškus ir visus juos nuo baudų metimo linijos. Ir tik 1 atkovotas kamuolys, na, dabar jau 2. Sakykime, taip rezultatas, kurį norėtųsi turbūt turėti geresnį ir didesnį tiek pačiam Jonui Valančiūnui, tiek treneriams, tiek ir visai komandai bei aistruoliams. Rankingas prieš Jasikevičių. Išmuštas kamuolys iš Ogo Degbojos rankų. Pirmą kartą įleido į aikštę šį krepšininką Chrisas Finčas, būtent dabar baigiantis trečiajam kėliniui. 6 sekundės atakai. Eilinė pralaimėta Dvikovo po savojų krepšiu. Dar vieną kamuolį nusiima varžovai. Na, Kailas Johnsonas peršoka netgi ir Darius Songaila. Jeigu pirmose rungtynėse mūsų priekinė linija neleido taip jau labai smagintis
Didžiosios Britanijos aukštaūgiams, nors ir pelnė jie daug taškų metimais iš artimų distancijų, tačiau bent jau savo baudos aikštelėje jos išstumdydavo ir atitverdavo nuo krepšio Lietuvos rinktinės žaidėjai. Dabargi jau 16 kamuolį po mūsų krepšiu. Sugraibo būsimos olimpiados šeimininkai. Ir Robertas Arčibaldas vėl prie baudų metimo linijos. Šį kartą taiklus pirmasis baudos metimas. 66-62. Dažniausiai šiandien stojantis prie baudų metimo linijos priešininkas. Gerai, kad dar tik tai kas antrą baudos metimą iki šiol yra pataikęs šis žaidėjas. Dabargi įmeta abu. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Ir mažina skirtumą iki 3. Paulius Jankūnas aikštėje vietoj Jono Valančiūno. Tai reiškia vėl mobilų ir šiek tiek mažesnį lietuvių penketą vidurio puolėjo pozicijoje. Dabar atrodo pasislenka į ją Darius Songaila. Kaukėnas, Jankūnas. Perdavimas Mačiuliui. Mačiulis. Jo, taiklus metimas ir 68-63, vėl plus 5. Liku žaisti pusę minutės trečiajame kėlinyje. 12 taškų pranašumų. Šį persvarą šį kėlinį laimi Lietuvos komanda. Agagborė iš toli, netaikliai su kamuoliu Kaukėnas. Buvo pabėgęs taip į priekį Jonas Mačiulis, bet nepaleido jo labai toli. Vienas iš Didžiosios Britanijos komandos gynėjų ir nenorėjo rizikuoti ilgų tolimų perdavimų, tęsti ataką Rimantas Kaukėnas. Dabar lieka 8 sekundės šiame kėlinyje. Kaukėnas 1 prieš 1 prieš Kailą Johnsoną, Darius Songaila. 3 sekundės, perdavimas Jonui Mačiuliui, 2 taškai. Ne, pražanga Darius Songailai. 2 sekundės lieka iki šio kėlinio pabaigos. Gindamiesi prasižengti mūsiškiai jau nebegali. Tačiau dar spėja atlikti keitimą. Vietoj Dariaus Songailos į aikštę įeina Robertas Jevtokas. Songailai atrodo užfiksuota yra 4. asmeninė pražanga. Čia jau tiesiog metimas iš savo aikštės pusės. Kągi, baigėsi trečiasis kėlinys ir po jo jau nuo -7 iki +5 pakeitė situaciją Lietuvos komanda. Daugiausiai, aišku, prie to prisidėjo tas spurtas pačioje rungtynių pradžioje, kėlinio pradžioje, kuomet keliais tritaškiais metimais išlygino rezultatą mūsų komanda. Kągi, +5 po 30 minučių.